Internetinis portalas rytas.lt bei dienraštis Lietuvos rytas. Festivalį organizuoja Lietuvių kino akademija ir gamintojų bei importuotojų asociacija. Festivalį ir mus kartu veža Sixt automobilių nuoma Lietuvoje ir pasaulyje. Specialų ačiū norime tarti Raseinių rajonų savivaldybei bei kultūros centro administracijai už pagalbą organizuojant renginį. Visai netrukus skelbsime loterijos nugalėtojus, bet prieš tai norime parodyti keletą filmukų, kurie visus pamokys, kaip rūšiuoti ir kaip rūpintis aplinka, kurioje gyvenome po to. Be jokios abejonės sidabrinės gervės paliesti filmai ir šiandien visiems jums ir žinoma mažiesiems mūsų visų pirma žiūrovams, tai animaciniai filmukai Zuikio kopūstai, režisierius Vladislav Berežok, bei Puntuko akmuo ir Karalienės liūnas, režisierius Antanas Skučas. Na, mūsų vakarą vainikuos ilgametražinis, labai linksmas vaidybinis kino filmas su puikiai jums pažįstamais aktoriais, galbūt labiau iš televizijos ekranų, Kaip pavogti žmoną, režisierius Donatas Ulvydas. Na, o dabar dėmesio į ekranus, rūšiavimo filmukai. Filmas Kaip pavogti žmoną. Kas nežinot, gal sužinosite. Taigi gero vakaro. Visiems dėkuoju, kad šį vakarą buvote su mumis, Maironio parke. Sidabrinės gervės, kaip minėjau, tęsis iki rugsėjo pabaigos. Kas būsite kitose miestuose, pasiekite, gal kaip tik tuo metu bus ten sidabrinės gervės svečiuosis. Ir mes, kadangi stengiamės rodyti visą laiką kitus filmus, o nuo Liepos prie mūsų prisijungs dar keletas tiek dokumentinių, tiek trumpo metro, tiek ilgo metro filmų. Taip, kad bus galimybė pamatyti dar naujų filmų jau kitą savaitę. Yra ilgasis sidabrinių gervių naktų savaitgalis ir mes ketvirtadienį svečiuojame Šilalėje, penktadienį svečiuojame Jurbarke, šeštadienį svečiuojame Tauragėje ir sekmadienį baigiam ilgai savaitgalį Pagėgiuose. Tai jeigu darbo ar meilės reikalais būsite ten, užsukite ir pas mus sidabrinės gervės naktis. O dabar Kaip pavogti žmoną. Prie kaimo sodybos už tvartelių liepsojo senas automobilis. Mūsų tikslas – pirmiesiems pranešti apie įvykius. Neretai esame priversti brautis per įvairias kliūtis, būnant ir ant žemės, ir ore. Kartais labai toli nuo Lietuvos. Mes visur. O jums mes esame čia pat. Visada laiku, visada ten, kur esate jūs. Mes – didžiausias naujienų skyrius Lietuvoje. Lietuvos rytas. Visada ir visur. Aš atsikėliau, nueinu į dušą, pradedu praustis ir girdžiu, kad kažkas ateina, nors galvoju, kad čia tu iš paskos atsikėlė ir atidarau šitą užuolaidą, pasižiūriu, ogi šitas sisioja ir apžiūrinėja mane. Kaip apžiūrinėja? Aš nežiūrėjau, aš sisiojau, jisai atitraukė užuolaidą ir žiūri mane. Gerai, uždegta šviesa, paleistas vanduo, tai ką tu dabar eisi į dušą, į šitą eisi sisioti, matydamas, kad ten kažkas tai yra? Beldysi? Ne. Kodėl nesibeldai? Ko jis neužsidaro? Nu, labą dieną, dabar savose namuose aš turėsiu dabar užsirakinėti. Tai gerai, o jeigu tu būsi duše, tai ką jis ateis sisioti? O ko čia tokio? Tugi mano žmona. Buvusi. Tai gerai viskas. Kada tu maudaisi, tu nesisioji. Kada tu sisioji, tu nesimaudai. Ir beldžiamės. Geros dienos. Ramutė, palauk. Ateik čia. Klausyk, daug dar pažiūrėt, ką? Laima! Pazarukas juokauja.